Sveiki, čia savaitės eismo įvykių, kruvinų ir tragiškų paklydimų kronika. Čia laida Reidas. Vieną gražų antradienį apie 10 val. Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad Jakų žiedinėje sankryžoje į Viaduko atramą atsimušė automobilis. Gali būti sužeistų žmonių. Paskui avariją patyrusį automobilį su Audi A6 važiavo Justina iš Plikių ir mums papasakojo štai ką. Parvažiuoju, greitis buvo, aš nežinau kiek čia leistina, yra 70, gal 60. Posūkį nelabai. Posūkį nelabai, kaip yra leistina, tai tada jis gerai lėkė, kokią 70 blogą, taip išsinešė. Ir, pavyzdžiui, tai buvo, jisai važiavo ir tiesiai atrodo suksis, suprantat, va taip, atrodo suksis, bet nei posūkių nieko, kai rovė tiesiai į tą, Vat į tos atitvarus, taip? Jo, tiesiai į tos atitvarus. Važiavo, aš tiesiai stulpą. Irgi beveik viską mačiau čia. Savo duomenis pasakykit. Tai čia taip ir buvo. Ir va tas žmogus, va čia tas kur vaikšto, taip? Ir jį sumėti ir tiesiai vašičią. Fordo vairuotojas ilgai negalėjo suprasti, kas su juo nutiko, tačiau į ligoninę jis vykti atsisakė teigdamas, kad per avariją nesusižalojo, nors atrodė gerokai apdujęs, sunkiai sekėsi papūsti į alkotesterio dūdelę. A blogo jums buvo, ar kas nutiko? Kas? Bloga buvo, ar kas atsitiko? Ne, gėrėm bankį. Jums greitoji reikalinga? Ne, nereikalinga. Tai mūsų žmogui gėrėm paklausą. Jeigu pasitikrinsim. Po 14 bandymo nustatyta, kad Ford Transit vairuotojas Rolandas yra truputį pagiringas. Iš pradžių alkotesterio rodmenys buvo 0,31 promilės alkoholio, po pusvalandžio 0,13. Vaikinas aiškino, kad išvakarėse išgėrė pusę butelio degtinės. Ta nenugertoji pusė mėtėsi sudaužyto automobilio salone. Klaipėdos kelių policijos biuro pareigūnai už sukeltą avariją vairuotojui surašė administracinių teisių pažeidimo protokolą. Taikos ir Baltijos prospektų žiedinėje sankryžoje nederamai susiglaudė du automobiliai – taksi Mercedesas ir Toyota Avensis. Aišku viena, kad vienoje eismo juostoje du automobiliai neturėtų tilpti, tad Mercedesas dar užsirioglino ant aukšto bordiūro, vos netapęs pirmojų automobilių po kelių metų pertraukos įkritusių į gaudyklę. Jisai rikiavosi iš trečios į antrą. Palaukit, iš trečios? Trečios tenais į antrą, jam sumaišė mašiną ir jisai iš antros atgal grįžo. Supratau. Jeigu aš pučiuosi, ten aš pučiu gali, o čia ką man reikėjo daryti, aš nežinau. Nu, kas keičia važiavimo kryptį, tas kaltas, kaip bebūtų. Ta prasme. Nu, kas keičia važiavimo kryptį, va taip, ar taip, kažkaip tai taip. Nu, aš suprantu, bet tai realiai. Bet jeigu nėra to, kuris sukėlė avarinę situaciją ir jo nėra, tai kaltininko kaip ir nebus, suprantat, kaip reikalas. Kadangi net kelių policijos pareigūnų ir budėtojo nuomonė netiko Toyotos vairuotojui, jo kaltas tas, kas keičia važiavimo kryptį, tai buvo paskirta autotechninė ekspertizė. Sako, ten dabar darbų mažiau turi. Tai atsakymas bus gautas po mėnesio 2 ir tai geriausių atveju. Dažnas anos sekmadienio rytą važiavęs į Rietavo turgų ir patekęs į nerealias transporto spūstis keiksnojo kelių policijos patrulius, kurie prie pat įvažiavimo turgų surengė blitz reidą. Bambėjo, jog negi klaipėdiečiai savo mieste visus girtuoklius išgaudė, kad čia atvažiavo. Tačiau ne policija kalta dėl kamščių, nes reidas tetruko pusvalandį ir policijos patruliai išsikraustė į Milašaičius už 14 km kelyje Mažeikiai Tauragė. O spūstims susidaryti padėjo nežmoniškas kiekis žmonių ir smulki avarija turguje, kai žemaičiai po incidento puolė viens į kito atlapus. Tuo metu kelyje Mažeikiai Tauragė ties Milašaičiais buvo sustabdytas automobilis Opel Zafira, kurio vairuotojas Skodiškis Vaclovas buvo blaivus, tačiau pasirodo, kad jis vairuotojo pažymėjimą už girtumą yra netekęs prieš 10 metų. Labą dieną, mielas ponė. Labas, man dar ryts taip. Jums ryts? Taip. Kaip jums pavyko 7 metus be vairuotojo pažymėjimo pravažinėti, sakykit? Kodėl važinėjau? Iš kur žinot, aš važinėjau. Nevažinėjot jūs? Ne. O kodėl šiandien važiavot? Ko žmona nevairavo? Taip išėjo? Supratau, tai 7 metus nevairavo, o šiandien nutarėt pavairuoti, taip? Taip, čia tokia istorija. Supratau. Į turgų važiavo turbūt, taip? Beje, automobilyje buvo jo žmona, kuri buvo blaivi, turėjo vairuotojo pažymėjimą, tačiau dėl eismo intensyvumo vairuoti nenorėjo. Nu tai ko nevairavot pati? Ką? Teisės turit, viską turit, ko pati nevairavot? Taip išėjo. Dabar bėdos turėsit? Nu, supratau. Ačiū. Netrukus policijos pareigūnams teko malšinti aistras, kai sustojęs automobilio Škoda Octavia vairuotojas pareiškė, kad ką tik jį labai negražiai bandė aplenkti paskui važiuojantis automobilis Volkswagen. Ar tik nebus tas girtas?
Kas buvo? Jūs važiavot? Aš važiavau normaliai ir jisai pradėjo lenkti ir mane nuo kelio vos nenustūmė. Jis lenkė ant posūkio per jūsą. Ir jis vairuotojai esame mašinai. Nu. O ištisinė ten buvo, ar kas nors buvo? Buvo grinai, čia kadangi visas jau įsilenkė grinai. Ir vos nenustūmė, matė žmonės, sakau. Nu. Aš galvoju, girca, kas nors, kad tai žmogus taip nesijom. Tai ką tu man nematai, kad nenustūmė? Jūs tavo neužleidai. Kaip aš tu... Tu specialiai buvo tarpsiniai eilė. Kokia visa eilė, kiek važiuoja, visi vienodai. Aš nesiginčiu, gerai tvarkoju aš. Jums neįleidinėjo manęs, nors aš negulę aplink, visi lietai važiuoja. Man specialiai pradėjo gazuoti, neįleidinėjo. Na aš dailiai vis tik važiuoju. Bet jeigu yra kolona ir sako, ištisinė linija buvo, tai kur jūs lenkėt? Buvo ištisinės. Tai buvo ištisinė ar nebuvo? Buvo, kaip nebuvo ištisinė? Nebuvo. Nu, kol tu neįleidai, gal ir buvo ta linija, nes neįleidai važiuoti, buvo tarps, aš lenkiau norėjau. Visi mes važiuojame eilė. Kodėl tu vienam atsiranda eilė? Gal aš nesuprantu. Tai aš nenoriu turgų nuvažiuoti greičiau, negu tu nori važiuoti. Tai jeigu mes randam mašiną prie mašinos, tai aš važiuoju normaliai. Tik kaip aš tai turiu įleis, pasakyk, žmogau brangus. Aš nesupirk žmogus, bet šitaip nedaroma, žinau. Ne, tu kodėl aš negaliu lenkti. Tai jūs matėte tą incidentą? Taip ir buvo? Jo. Negražiai žodžiu viskas buvo? Labai negražiai. Per ištisinę? Taip. Iš kur važiuojat, vyrai? Iš Telšių rajono į Rietavą važiuojat. Supratau. Policija šiuo atveju atliko taikos balandžio darbus. Jeigu nebus oficialių pareiškimų, tai nebus ir konflikto tyrimo. Pareiškimo nebuvo. Krausimės į Plungę. Centre buvo sustabdytas automobilis Audi Allroad, kuris dar buvo apautas žieminėmis dygliuotomis padangomis. Vairuotojai priminus, kad jau 9 dienos, kai mūsų šalyje negalima važinėti su dygliuotomis padangomis, automobilio techninė apžiūra buvo anuliuota. Labas rytas. Geros padangos pas jūs. Netrukus buvo sustabdytas ir žmogus, kuris nemelavo. O tai kada talų gerat jūs? Vakar. Vakar? Vakare. Ir šiandien nulius pučiat? Jo, taip nuliai. Ir kiek alaus išgerėt? Nemeluojant 4 alaus. Aha. Bet čia per visą vakarą. Nu tai supratau. O kiti po vieno pučia išvakarėse, virš 2 promilių. Tai jie meluoja. Tai taip, aišku, kad. Gero kelio. Tai viso. Gero kelio. Netrukus pareigūnai pastebėjo, kad į Plungės policijos kiemą šmurkštelėjo ir iš karto išvažiavo automobilis Volkswagen Golf. Sustabdyto automobilio vairuotojas prisipažino, kad važiavo be saugos diržo. Policijos kieme jį užsisegė ir tik tada ketino tęsti tvarkingą kelionę. Garbingas prisipažinimas išgelbėjo vairuotojo nuo baudos. O štai kitas pareiškimas, sako, Plungėje vairuojančių girtuoklių nelikę. Dabar Stalgėnų supabordavo, Stalgėnų nebėra. Viskas, baigės, bravo. O Stalgėnuose kas buvo? Geriau šnapsą sulaikė. Jūs vyrė šnapsą? Ką čia vežat, gali, kad čia taip vyra? Man nebija viskas šnapsą. Supratau. Ne visai tiesa, nes netrukus buvo sustabdytas pirmas girtas vairuotojas. Automobilio Mitsubishi Pajero vairuotojui Normanui nustatytas lengvas girtumo laipsnis. 0,85. Lengvas girtumas. Žinot, blogai. Blogai. Po pietų kelių policijos ekipažai išsirikiavo kelyje Šiauliai Palanga ties Prūsaliais. Praktiškai kas antras automobilis važiavo namo iš Rietavo turgaus. Tik štai šis gražuolis ne iš turgaus važiavo. Jis šunų parodos Šiauliuose prizininkas, kone čempionas. Parodos? Sandėliuose, ne, kur čia? Šiauliuose. Grinavėslis? Negalim. Pažiūrėkime į šios Opel Vectros padangas. Ar dar reikia ką aiškinti, už ką yra anuliuojama techninė apžiūra, kurios padangos buvo visiškai sudilusios? Nu va, pats komisaras nufotkins. Kokios padangos negali būti. Deja, sekmadienis krašte buvo tragiškas. Vienoje Žemaitijos vietoje policijos reidas prieš girtuoklius, kitoje Žemaitijos vietoje žūsta žmonės. Prie kiekvieno medžio policininko nepastatysi, kaip ir ne kiekvienas kelias gali džiaugtis barstytuvo apsilankimu žiemą. O šis kelias, Darbėnai Grūšlaukė, yra geras. Tik tas jo gerumas skatina nusikalsti. Tai yra važiuoti nežmonišku greičiu. Nusikalsti kam? Sau. Nežmonišku todėl, kad po tokių avarijų iš mašinų nelieka nieko, kaip ir iš žmonių nelieka nieko. Keista, kad iš 3 asmenų važiavusių su šiuo automobiliu Audi A4 žuvo tik vienas. 22 metų vairuotojas, Kumpikų kaimo gyventojas Vytautas. Mašina priklauso moteriškai, gyvenančiai kitame Lietuvos gale. Prieš 2 savaitės žuvęs jaunuolis įsigijo mašiną. Lietuviško vairuotojo pažymėjimo neturėjo, tik pažymą, kad kažkur užsienyje lanko vairavimo kursus. Lietuvoje pažeidimų neturėjo, o dabar padarytas vienas, bet fatališkas, nes 2 gyvi likę vyrukai, vienas iš jų 18-metis žuvusiojo brolis Dovydas, kalbėjo apie alkoholį. Kalbėjo apie greitį ir alkoholį. Nes tas, kas liko iš mašinos, kuri prieš smūgį į medį vadinosi Audi A4, tai tik greičio pedalo ir žmogaus smegenų kūrinys. Ko gero girtų smegenų. Mes dabar įsikrausysim į pertrauką, palinkėdami tik vieno – ramybės žuvusiam Vytautui ir mums visiems taip pat. Dabar mūsų pertraukia trumputė reklama, o po jos toliau laidoje matysite.
389. Tokių skaičių, tai yra promilių, laidoje Reidas nebuvo seniai. Padangų reidas įrodė, kad mes truputį atsakingiau žiūrime į Apavą ir filmuoja Reido reporteriai. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Tai buvo visa reklama ir anonsai, nuo mes tęsime laidą. Antroji dalis. Padangų guma vairuotojo gyvenime tokia pat svarbi kaip kokybiškas prezervatyvas. Ir šis reidas bus ne apie alkoholį, o apie mašinų apavą. Aną dieną Klaipėdos kelių policijos pareigūnai kartu su vienos valstybinės įmonės atstovais per porą valandų bandė išsiaiškinti, kokie mes guminiai – geri ar blogi. Aišku, kad tas dažniausiai važinėja, tas ir bus plikas. Mes rytoj žadam keisti, kad dabar pataikė. Nu va, rytoj. Šiandien pataikėt, jo. Priminame, kad vasarinių padangų protektorių gilis turi būti ne mažesnis negu 1,6 mm. Autobusų ir žiemą ir vasarą protektorius turi būti ne mažesnis negu 2 mm, o motociklų 0,8 mm. Tačiau mes grįžkime į Smiltelės gatvę, o kad čia guma pakvipia. 0,17. Čia plikiau nebūna, žinokit. Čia taip plikai negalvoti. Galit važiuoti Singapūro trasą pavaryti su šito. Driftą galit pavaryti. Dabar važiuoji tiesiai, skambinu ir nedirbi. Nu, kad į akciją pakliuot. Ne velykinė visai. Visai. Ne šventinė akcija. Tai dar gerai, kad ne žmonės važiuoja. Važiuoju visokius šiukšlės. Nu tai va, bet ir šiukšlės reikia su gerom padangom vežiot. Bus bėdo žodžio. Čia dar turit mėsos, kaip turi būti. 6,19. 6,19. Žiauriai daug. O galima 1,6. Guminio padango reidų metu labiausiai nepasisekė Audi vairuotojų automobilyje, lempa nedega, padangos su dygliais, techninė apžiūra pasibaigusi, o ir pats vairuotojo pažymėjimą pragėręs. Tačiau vėlgi mes pakalbėkime apie padangas. Nu, ne 2, gal 4, bet vis tiek. Dygliai dar čia pasiimti. Nu, dygliai, va. Prašau, va. 1, 2, va. Yra pakankamai du dygliai. Vairą dar biškutį gal sukti kairę pusę. Į mane sukti mūsų kairę. Čia ne akmenukai, čia dygliukai. Jo, dygliukai. Kur kaip tik tai aš automeistrą ir važiuoju. Jis išėjęs su plikom padangom važiuoja pas meistrus, kažkaip sako. Čia? Ne, tai aš važiuoju pas meistrus, kad man drama, nes man degalinė. Nu, vienu žodžiu, tuščia čia aiškintis. Priežasčių mes visi turim pasiteisinimų. Užtenka? 3,14. Biški šuoniukai tik nuėsti. 4,5. Labai gerai. 4,5. Reido metu paaiškėjo, kad su tomis padangomis nėra padėtis labai tragiška mieste. Plikomis padangomis važinėja kai kurie taksi vairuotojai ir savęs negerbiančių firmų vadybininkai. 3 automobilių techninė apžiūra anuliuota Smiltelės gatvėje, dar 15 vairuotojų liepta pasitaisyti iki 14 valandos. Tai čia buvo juokas, nes jeigu rimtai, tai padangų guma kiekvieno vairuotojo gyvenime yra svarbi kaip kokybiškas prezervatyvas. Ir vienu ir kitų atveju yra apsisaugoma nuo nepageidaujamų pasekmių, neplanuoto nėštumo, ligų ar neplanuoto atsimušimo į medį. Neaiškintų, kad Vačikauskas važinėja su plikom padangom. Aha, jei kas sakytų, ar ne? Jo, jeigu kas sakytų, kad... Tai yra vasarinės, yra? Vasarinės, taip, jau čia vasarinės. Pasakau, ne, mes padarysim tiksliai. 7,8. 7,08. Nu, norėjau, kad virš 8 būtų. Nu, kad nerodo. 7,35. Pirmadienį apie 1 valandą Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad Klaipėdos rajone Aglonėnų seniūnijoje Šauklių kaime apvirto traktorius ir reikalinga policijos pagalba. Iš Gargždų į Šauklius atlėkę policijos pareigūnai pamatė pavojingai virš griovio pasvirusį traktorių Belarus ir kabinoje prie vairo mėginti nusitepusį traktoristą. Stasy, labas rytas. O, kaip jūs čia dabar tai pavairavot? Apšloksėjusi. Nu, senokai tokį girtą bemačiau, žinokit, laidoj. Gerai. Ir dar 12 ryto. Stasy, kiek priputėte? Nieko. Nieko? Negalite papūst? O kur važiavot? Tuščias kelias, mašinų nėra. Leis durti. A šalta? Aš. Nu gerai. Trys, 8, 9. Aš nenoriu. Manęs nenorit? Taip. Nu, aš nenoriu, kad tokie traktoristai Lietuvos žemėje važinėtųsi. Tik. Kaip jūs čia kalbate? Nesikeik. Aš nesikeikiu. Ne, nesikeikėt jūs.
Gerbas, esi kur jūs važiavot? Tiek mano reikalas. Ne mano reikalas? O ko šaro dabar pradėjot? Savęs gaila? Pakiliau. Nu, dingsiu, aišku, aš dingsiu. O ko dabar susigraudinai, Stasy? Krantas Dainavos iki šios. Savęs gaila? Traktoriaus gaila? Aš. Traktoriaus gaila? Aš. Supratau. Padoras tu girtoklis Stasėsi. Krantas Dainavo 1 iki 9. Turėjote nors gerbiamas Stasy taksisto, traktoristo pažymėjimą? Turėjot? Turėjot? Supratau. Bet girtas važinėjot, vadinasi, dar vieną turi turbūt. Jūsų reikalas. Nu, mano reikalas, kaip ne man. Jūsų reikalas. Stasiui nustatytas turbopropelerinis girtumas 3,89 promilės alkoholio. Šiuose kraštuose šiais metais dar tiek niekas nepūtė. Vairavimo faktą raštu patvirtino liudininkai. Pilietis vairavo ne savo traktorių, o jį buvo savavališkai paėmęs iš ūkininko. Pasirodo, kad Šauglių kaimo gyventojas Stasys per metus antrą kartą įkliūna girtas. Iš šio vairuotojo pažymėjimas yra atimtas, tad pagal įstatymus jam gresia ne tik piniginė bauda, bet gali būti konfiskuota ir transporto priemonė, ne savo. Taip pat teismas spręs, kaip traktuoti savavališką traktoriaus paėmimą, nes paprastas pasivažinėjimas kaimo keliukių iki namų gali būti įvertintas kaip transporto priemonės vagystė. Policija dar kartą prašo pagalbos šių metų balandžio 14 dieną po 7 val. Ryto Klaipėdoje Minijos ir Dubysos gatvių reguliuojamoje sankryžoje krovininis automobilis susidūrė su Opel automobiliu. Dėl per eismo įvykiai patirtų sužalojimų mirė Opel automobilio vairuotojas, karinių jūrų pajėgų laivo Jotvingis stiuardas. Asmenys mačiusius šį įvykį bei galinčius suteikti apie jį informaciją prašoma atvykti į Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biurą Šermukšnių 10 308 kabinetą arba paskambinti telefonais 35 4450 arba 35 4440. Reido reporteriai savo vaizdo pasakojimus pradeda iš Vilniaus, kur BMW vairuotojo chroniškas posūkių signalų nerodymas tik įrodo, kad ne visose šios markės automobilių komplektacijose yra posūkių rodymo svirtis. Kitas BMW jau Klaipėdoje, mokyklos gatvėje, nepraleido per pėsčiųjų perėją einančio žmogaus. Elektrėnai. Automobilis Audi kažkaip prisiparkavo kairėje pusėje prieš eismą, tai dabar dar ir nusiparkuoja, kabutėse per dvigubą ištisinę liniją, gerai, kad policininkai važiavę priekyje neužfiksavo pažeidimo. Būtų jam tada. Klaipėda, sausio 15 gatvė. Mergytė, jūs kertate ištisinę liniją. Jeigu nežinojote, iš šitos teritorijos galima sukti tik į dešinę. Klaipėda, Naujo uosto gatvėje užsidega geltonas šviesoforo signalas, raudonas, iš vienos eismo įmonės pradeda važiuoti automobilis ir čia parskrenda antra eismo juosta veikėjas, vos nesukeldamas neprastos avarijos. Klaipėda, Naikupės gatvė. Jeigu vienas sustoja praleisti pėsčiųjų, tai ir kiti tai privalo padaryti. Tai ne, keleivinis autobusas matyt vėluoja pagal grafiką, o tas paskui įvažiuojantis kur vėluoja. Taikos prospekto gale prie vieno prekybos centro nebereikalo yra pabraižytos salelės, vadinasi čia taip organizuojamas eismas, tačiau kai kam tai nemotais. Pilietis su Passatu dar ir priekabą tempiantis nemoka išvažiuoti iš Šiekų žiedo, varo per salelės kitiems prieš nosį, net negalvodamas, kad kažkas paskui važiuojantis filmuoti gali. Čia Taikos prospektas, Klaipėda. Ir automobilistas geras, ir pėstieji nepėsti. Jie varo degant raudonam šviesoforo signalui, o Passatas per geltoną savo. O čia Vilnius. Kai įžūliai vairuoji, tai nieko nestebina, kad kažkas nenori įsileisti prieš save vairuojančio chamo. Štai tokia istorija nutikusi netoli Gerosios Vilties žiedo. Ir tai buvo pasakojimas apie tai, kokie mes esame vis dėlto laukiniai, aborigenai Lietuvos. Ir čia Vilnius. Ir vėl Lina per pietų pertrauką mums filmuoja vaizdelius iš Gerosios Vilties žiedo. O šitas pilietis dar ko gero bus ir gatavas. O čia Kėdainiai. Prie Baltikum televizijos atstovybės pamatysite, kaip Kėdainių moteris bando mus vairuotojus užmušti žvilgsniu. Supras, palauks. Reido reporteriai tobulėja, jie mums pradėjo siųsti ne tik vaizdelius, bet ir filmuoti avarijas. Ir tai dar ne viskas. Imti interviu mokosi. Aš persirikiavau jau tenai. Šis incidentas įvyko Smiltelės ir Mogiliovo gatvės sankryžoje, kaip moteriškė išlįsdama iš Lotinės Mogiliovo gatvės kitą automobilį dar įvijo į stulpą. Na ir savaitės nesąmonė nufilmuota, kai Jūrininkų ir Šilutės plento sankryžoje Passatas pameta keleivį. Keleivį kabutėse, aišku. Ačiū, kad buvote šį pusvalandį su Reidu, o mes pasimatome kitą antradienį 8:30 vakaro toje pačioje vietoje. Tai yra Baltikum televizijos eteryje. Būkite aplankyti. Sėdėti.